Labas, čia Sigita iš Gyvatų. Šiandien šitą darganuotą, lietingą, netgi sningantį tokį orą ir dieną man labai norisi eiti į tą lietų. Ir tai visiškai man nebūdinga, nes visą gyvenimą buvau Šalčmirė. Biškį padarysiu jums ekskursiją po savo daržą žydintį. Bet taip gera būti šitame lietuje šiandien ir dabar suvokiau, kad tas lietus man šiandien yra matyti apie tai, kad pastarosios kelios savaitės buvo labai intensyvios emociškai, įvykiais, įvairiausiais, ne visada lengvais, bet kas svarbiausia, suvokimais ir paleidimais visokiausių nereikalingų įsitikinimų, programų ir kitų dalykų. Tai šitas lietus turbūt yra tam, kad nuplautų visą tai, kas dar nėra paleista, visą tai, kas buvo paleista, bet dar likę, žinot, kai būna kažką valai ir lieka dar šiokios tokios nuosėdos, šiokie tokie net ir valymo žymės, ar ne? Tai vat čia yra kažkaip šiandien man tas lietus yra būtent apie tai. Dėl to labai norisi vaikščioti tame lietuje, net jeigu ir šalta ir toks nei lietus, nei sniegas. Tai vat šitas lietus toksai atgimimo lietus, sakyčiau, atsinaujinimo lietus po koridorių užtemimo, kurie man asmeniškai praėjo gana ramiai, bet po jų iš karto įsijungia eilė įvairiausių įvykių ir patyrimų, kurie kaip visada praturtina, net jeigu yra nelabai lengvi, nes kaip taisyklė, jeigu yra kažkokios tai traumos, išgyvenimai ar programos, tai neišeina jų taip lengvai paleisti ir neišeina jų taip lengvai pakeisti. Reikia išgėdėti, reikia išverkti, reikia suvokti, kodėl taip įvyko, kas įvyko ir apsispręsti, ar tai yra toliau reikalinga mūsų gyvenime, ar to daugiau nebereikia. Ir galima tai palikti praeityje, kaip išmoktą pamoką ir įsidėti į savo ateitį išminties perlą, kurių ir susirenkam čia rinkti. Tai šitą šaltą pirmadienį linkiu jums visiems gražios dienos ir pasidalinkit, ką šitas šaltas lietus atneša jums.